Sveiki, čia Simas. Šiandien norėčiau supažindinti su programėlė Avast. Avast jūs žinot kaip antivirusinė, bet aš noriu jūs supažindinti su kita jos pusė. Tai yra mobilaus telefono arba kitų įrenginių, kurie turi GPS palaikančias sistemas, paieška. Tai yra panašiai kaip aš dariau apžvalgą su Google paskyros pagalba. Tarp kitko, trumpai sugrįšiu prie Google paskyros. Tai yra, aš paliksiu po video nuorodą į tą apžvalgą, bet yra kai kurie pasikeitimai. Tai ir įrenginio veikla ir pranešimai, peržiūrėti įrenginius. Spaudžiam ant pačio įrenginio. Ir štai anksčiau būdavo šitą nuorodą, kur galima būdavo aptikti jūsų įrenginį. Dabar tas viskas persikėlė į kitą vietą biškį. Kažkaip tai padarė nepatogiai. Pasirenkam, kurį įrenginį ieškosim. Ir parodykite šį įrenginį. Paspaudus jį jums atsidarys langas, kurį paprašys dar kartą įvesti į jūsų slaptažodį, į jūsų paskyrą. Prisijungiat. Ir štai šioje vietoje matote tokį mobilų telefoną ir užrašyta rasti. Paspaudus jį, kraunasi žemėlapis, pabiškai lūtersim ir pamatysim, kaip jį aptiko. Štai, jis yra aptiktas. Šiek tiek galbūt toks yra nepatogumas, dar vienas veiksmas atsirado. Štai tiek apie Google pakeitimus. Einam į Avast. Štai Avast, antivirusinė programa. Jums, aišku, reikės užregistruoti akauntą pačiam Avaste ir į mobilų telefoną atsisiųsti programėlę Avast. Mobiliam telefone jums reikės užeiti į Google Play, surinkti žodį Avast, štai tokį rezultatą išduoda, ir suinstaliuoti pagrindinę programą Mobile Security Antivirus, įdiegti. Atidarom pagrindinę programėlę Avast antivirusinę, spaudžiam Continue, praleidžiam šitos skanavimus. Ir einam į Avast account. Čia suvedu duomenis tos, kurios registravo tinklapį Avast. Suvedę savo Avast prisijungimo duomenis paspaudžiam Login to Avast account. Štai sekantis žingsnis Go to My Avast. Tai aišku, tai nepatogu žiūrėti per mobilų telefoną. Užeisim į tinklapį. Atnaujinam. Štai Alfa 1 atsirado naujas telefonas, bet jis kol kas yra dar be priedo, kurį reikėtų jums dar įdiegti. Grįžtam prie mobilaus telefono, Avast account'ai yra. Einam į pačią programėlę Avast, atidarom Avast programą. Braukiam pirštų į šoną. Čia yra visokių priedų, cleaneris, baterijos išsaugojimo, bet mums reikia tik tai anti-fat. Štai va toksai va priedas, kurio mums reikia. Spaudžiam įdiegti. Palaukiam, kol įsidiegs. Start setup. Na, tam, kad kas nors laisvai neužeitų ir netjungtų šitos funkcijos, spaudžiam ir sukuriam PIN kodą. Na, surinkam kažkokią skaičių kombinaciją. Prašo pakartoti. Spaudžiam Continue. Toliau eina Web Control. 3 žingsnis, kuriuos jums reikia padaryti visgi. Ir trečią savo permission. Čia reikia duoti sutikimus telefone pačiam, suaktyvinti. Dar kartą jūs persiunčia į nustatymus. Turit suteikti teisės, kad duomenys prieitų. Na, štai ir viskas atlikta. Grįžtam prie tinklapio. Telefonė yra nustatyta.
Užbaigus telefonę, perinam prie tinklapio, bandom atnaujinti tinklapį. Štai AntitHub įjungtas. Na ir čia nustatom, kokį dažnumu mes norim gauti informaciją. Daleisim kas 5 minutės, 15 ir taip toliau. Čia pasirinksit išsaugoję. Sakom, kad norim pažiūrėti, kur randasi telefonas. Na, jis dabar kol kas dar neranda. Reikia biškį luktelt. Dar kartą spaudžiu lokaciją. Ir štai jis jau aptiko, kur yra mano telefonas. Taip, treko nebus. Parodysiu ant kito telefono, kur jau yra istorija. Čia mes perėm tai, kad suinstaliuoti ir kad veiktų parodyti. Štai kitas įrenginys. Spaudžiu location. Ir jums rodo tiesiog, gal čia nepatogu, štai kiek jūs visur esat keliavę. Tai yra, galit kaip playeriai pasileisti play ir žiūrėti. Kas dar yra patogu, pasirinkat datą. Daleiskim, aš jums uždėsiu nuo 31 Liepos iki rugpjūčio 1 dabar šios dienos. Išsaugojam ir sakau play. Ir štai biškį atitrauksiu mano kelionės. Kadangi pas mane nustatyta kas 6 valandos, galit intervalą keisti, kas kiek norit, nusistatinėti kas porą minučių, tai jis aišku toksai grubus. Vykom netoli Kėdainių. Gal biškį daugiau užkabinsim, ne 31, atsiprašau, gal kokia 29 dieną. Biskį bus toks, aišku, jisai, kadangi kas 6 valandos ganėtinai toks grubokas vaizdas. Ir štai jisai rodo, kaip jisai keliavo, va štai tas pulsuojantis apskritimukas rodo, tai prasme, kur, kokiu laiku, kas buvo. Čia rašo, va, kokia diena, kiek valandų ir kelintą valandą, kur kokiam taške buvo, reiškia, jūsų įrenginys, kurį jūs įdėję Avast ir tą Preidentify. Tai galbūt tiek daug nesiplėsiu, norėsi daugiau pasistudijuoti, kokias čia turi funkcijas, tai yra ten ir galima ir įrašyti aplinką ir taip toliau, bet sakau, čia yra papildomas tam tikros funkcijos, jis yra mokamas, bet žemėlapis ir kaip atrasti telefoną, tai prašau. Pas mane yra paraleliai tiek Google, kaip matot, aš galiu susirasti savo įrenginį, tiek ir Avast. Čia yra tas pats įrenginys. Tai va, sėkmės, susiraskit savo pamestus įrenginius, sekit jūs, blokuokit ir naudokitės progresyviom programėlėm. Tai tiek, viso geriausio.